Intuityvi nuojauta. Evelina pasiūlė surengti parodą Suomijoje, Helsinkyje, nes mano tyriamą objektą nežinojo, kadangi aš kalbu pastaraisiais metais apie laiką ir vietą, Dievo irgi apie laiką. Aš pradžiai tai iš tikrųjų nelabai žinojau Pauliaus kūrybos, bet tai truputį nustebau, bet po to, kai sužinau, galvojau, visai. Čia aš Dievos irgi kūrybą tik tai sužinojau, kai jau pakviestas buvau ruoštis parodai, bet aš tavo pamačiau, man atrodo, kūrybą kur ar Vilniuje, ar ne? Jo, galvoju, viskas labai gerai, mes net nuojautą turėjau, kad kažkas taip ir bus. Nes kodėl ir mano ta fotografinė instaliacija, aš neleidau per daug irgi užsižaisti, ar ne, nes nujaučiau, kad bus vis tiek Dievos Veičeso kasetė, jinai turi savo spalvą, turi tam tikrą tekstūrą. Tai mano perforuota instaliacija irgi turi tą tokį vizualų žaismą. Gal tik man pačiam buvo klaustukas, kaip suvaldyti tą pigmento situaciją. Tai gal buvo didžiausias klausimas, kaip suformuoti pilnai ekspoziciją. Nes su juodžemiu aš jau buvau pradėjęs keletą mėnesių eksperimentuoti, o eksperimentuoju jau keletą metų, tai net ir turint kažkokią pirminį naratyvą, jisai gali kisti veikia, nes medžiaga bedžiūdama deformuojasi ir taip užduoda naują klausimą. Tai šiuo atveju man besiruošiant buvo tos medžiagos kur kas daugiau, bet išliko susiformavus tokios 4 juodžemės plokštės ir ieškant tų naratyvų kažkokių to pasakojimo. Sugalvojau įvesti dar ir spalvą, kaip gryną pigmentą. Ir sudėlioti tą kompoziciją, nes man reikia santykio šiek tiek žmogaus tarp dokumento ir to pasakojimo, ką aš kalbu su medžiaga. Tai, kadangi vis tiek aš kalbu apie laiką ir vietą, ar ne, tai šiandieniniai net ir įvykiai, kas mus supa, tai įtakoja ir tai turbūt iš pasąmonės padiktuoja tam tikras temas. Kad ir mano inspiracija spalvose buvo ne visai atsitiktinai pasirinkta, ar ne, tai aš į juodžemį žiūrėjau kaip į pigmentą pavadinimu Kapų žemė. Ir tos 4 plokštės padiktavo tam tikrą temą. Tai yra 4 svarbiausių pasaulio valstybių, 4 svarbiausių pasaulio sostinių. Tai Kinijos balta, Šanchajaus kaip sostinė, prancūzų ultramarinas kaip Paryžius, Anglijos raudona kaip Londonas ir Vašingtonas lieka be spalvos, nes naujoji žemė neturi pigmentų, kuriuose būtų atspindima vardas, miesto vardas ar šalies vardas. Tai ta tokia intuityvi nuojauta pakuždėjo tas, kas vyksta dabar. Net atidarymo metu mes turime labai stiprius geopolitinius trūkius, ar ne? Tai aš ir kalbu todėl savo tuo in situ dokumentu apie laiką ir vietą. Ne paskutinėje vietoje yra žmogaus vartotojiškumas, ar ne? Nes šita geopolitinė situacija vėlgi iššaukta yra per tam tikrą medžiagos vartojimą. Kodėl tai vyksta pasaulyje? Nes ir tą dokumentą spausdina kasos aparatų printeris, o pačios parodos tema vis praejantis laikas, tai man visas tas perteklinis dokumentas ilgainiui irgi išnyksta laiko tėkmėj. Tai va tokios tos paralelės, ar
ar ne, kas vyksta realiai šiuo metu Žemėje, ar ne, kokie tektoniniai lūžiai. Aš įtraukiu žmogų į tą visą sūkurį, apmąstyti, dokumentuoju tai ir visą tai paskui praeis. Didžiausias iššūkis turbūt buvo tie nauji kūriniai, kuriuos tik čia atsivežus kažkaip turėjau prisijaukinti ir suprasti, kaip jie turi būti ir kaip jie patys iš savęs ką diktuoja. Irgi šiai parodai dabar kūriau 2 naujus kūrinius. Tai irgi buvo mintis labiau į skulptūrą išeiti, į formą, bet irgi buvo toks truputį klausimas, kaip irgi ne per daug išeiti, kad nesigautų tiesiog nesąmonė. Porą metų gal buvau jau pakankamai daug susikoncentravus į tokį kaip paveikslo formą ir didžioji dalis buvo įrėminti darbai. Ir truputį toks pavasarį gimė jausmas, kad galbūt reiktų truputį grįžti atgal ir naujai patyrinėti pačią medžiagą, kuri gaunasi jungiant per audimą VHS magnetinę juostą ir liną. Nes pati medžiaga irgi labai diktuoja, jinai kaip ir lengva, kaip ir formuoti ją galima, bet tuo pačiu jinai pakankamai stangri ir nesileidžia taip lengvai formuojama. Tai buvo įdomu patyrinėti pačią medžiagą. Tas mano prieimo būdas, galbūt jis prasidėjo labai nuo tokio eksperimentatyvaus ir man pati juosta kaip materija domino labiau ir jos blizgesys, jos lengvumas, jos šitos savybės, bet iš tikrųjų tai lieka kaip toks artefaktas. Mūsų pakankamai dar šiuo metu daug žmonių turi labai tokį glaudų atsiminimą ir skirtingą santykį su kasetėm ir visu tuo VHS periodu, kas kažkada buvo grynai tokia kasdienybės dalis. Ir visas kolekcionavimas ir tiesiog tas technologinis perversmas taip greitai vyksta, kad viskas lieka nebenaudojama. Visos kolekcijos, kurios buvo labai svarbios, tampa šiukšliam. Ir tas atminties fiksavimas, kaip ir per kolekciją, ir per savo asmeninius video vaizdo įrašus, kiek tas prisiminimas lieka svarbus, esantis nebesvarbioje laikmenoje. Tas man įdomu. Ir žinoma, tas perteklius visko, kuriame mes šiuo metu gyvenam. Ir kažkaip norisi apie tai ir pagalvoti.